vaizdą ir garsą. Sveiki. Tikiu, kad mane girdite. Mes čia turėjom truputėlį mažytį stresą. Reikėjo staigiai nupirkti dar truputį didesniam kiekiui dalyvių prieigas, bet mes jau tą atrodo padarėm. Viskas tvarkoja ir įrašas yra pradedamas. Sveikinu visus ir visas šitame webinare, šitame susitikime. Jisai staiga išaiškėjo, kad yra ypatingas tas mūsų susitikimas. Kai mes jį paskelbėm, mes kažkaip apie tai nepagalvojom. Šiandieną yra mūsų didžiojo mokytojo Jin Mok gimimo diena. Jam sukanka 60 metų. Jis, žinoma, atrodo kur kas jauniau, Kuksando dėka, bet 60 metų korėjiečiams yra ypatingas skaičius, ypatinga gimimo diena. Daug kas sako, kad korėjietis turi švęsti 2 kart savo jubiliejus gimimo dieną. Pirmąjį atšvenčia su tėveliais ir paskui 60 metų. 60, todėl kad nuo 60 užsibaigia vienas gyvenimo ratas ir prasideda naujas. Aš meistrui Jin Mok skambinau šiandien, kiek anksčiau, nes yra 7 valandų skirtumas, ir labai nuoširdžiai pasveikinau nuo visų mūsų ir nuo tų, kurie jau praktikuoja Kuksando ir kurie ateityje praktikuos. Ir aš pasakiau, kad šiandieną, praktiškai jo garbiai, mes turime tokį didelį susitikimą. Yra prisiregistravusių mūsų per 1000, 1000 gal 200, dabar yra prisijungę mūsų mažiau, bet įrašą paklausys, žinoma, visi, o gal ir dar daugiau, jis bus paskelbtas. Ir aš jiems sakiau, kad visa ta mūsų didžiulė bendrija jį kuo nuoširdžiausiai sveikina su tuo tokiu įspūdingu jubiliejumi. Aš norėčiau pradėti galbūt nuo pradžio, nuo to, kaip mes patys su Toma atėjome į šitą Kuksando pasaulį ir jo lab, kad šitie metai yra jubiliejiniai. Tai vyko prieš 20 metų ir tai vyko Tibete prie Šventojo Kailašo kalno. Tai buvo jau ruduo, mes buvom su Toma ką tik apsivedę ir skirtingai nuo kitų jaunikių, kurie savo nuotakas kviečia į Balį, į Tailando salas, Ko Samui, Phuket ir visur kitur, aš pasiūliau Himalajus. Todėl, kad aš jau ten daug kartų buvau ir man ten labai patiko. Ir žinoma, Toma, nežinau, ar jinai žinodama, kas jos laukia, ar nežinodama, jinai sutiko. Ir mes atskridom į Katmandu vėlyvą rugsėjį, trupučiuką pasivaikščiojom aplinkui ir paskui kilo man idėja, kaip pratęsti mūsų kelionę. Aš pasakiau, kad noriu ir kviečiu ją apeiti Šventąjį Kailašo kalną. Tai yra Tibete, reikia gana toli važiuoti džipais, bet mūsų kelionės organizatorius, toks Ramu, senas mano draugas, kuris organizuoja keliones, sako, kad čia gal kitais metais jūs jau pavėlavot, nes jau visos grupės pasibaigusios ir gali prasidėti pūgos baisios, sniegas ir gali būti, kad, sako, jūs netoli nueisit. Bet aš jums sakau taip pat kakliai, žinai, jeigu tu mano draugas, tai tu paimk ir paskambink į kitus viešbučius, kitas firmas. Gali būti, kad ir daugiau Katmandu, dideliam mieste, yra tokių crazy europiečių, amerikiečių, turistų, kurie nori tokį vėlyvą laiką nueiti prie Šventojo Kailašo kalno. Labai įdomu, kad tuo pat metu kitame viešbutyje, kitam Katmandu gale, pasirodė kuklus korėjietis, kuris grįžo iš Indijos, kur aplankė keletą jogos mokyklų, jis norėjo sužinoti,
kaip dirba jogos meistrai, kadangi jis pats yra tokios korėjietiškos jogos meistras. Ir kažkur ten kaviniai sutiko žmogelį, kuris jiems papasakojo, kad yra toks Kailašo kalnas, kuriame yra labai stipri energija, labai stiprus pojūčiai. Ir tas korėjietis sako, aš noriu tenai. Bet jam čia pat pasakė, kad jau viskas, per vėlu. Ir žinoma, nuliūdęs nuėjo miegot, panašiai ir mes. Bet kitą rytą mano Ramu sako, kad jis jau surinko tų žmonių. Ir tam korėjiečiui buvo pasakyta, kad tu turi važiuoti dabar į tą jų viešbutį, nes ten yra tokie lietuviai crazy ir dar keletą žmonių ir jūs galėsit išvažiuoti į Kailašo kalną. Ir mes išvažiavom. Įdomu, dabar aš neseniai paėmiau kinų vyriausybė suteiktą mums vizą. Po vieną ten neįleidžia, todėl reikėjo tos grupės. Suteikta tokią grupinę vizą. Viename lape mes esam su meistru Džinok, mes su juo važiavom viename visureigyje. Ir iš tikrųjų pirmoji mūsų kuksando praktika ir įvyko labai spūdingai. Įvyko prieš 20 metų. Pažiūrėjus nuotraukas galima nustatyti, netgi galim čia jau ir žiūrėti kai ką, kaip mes ten į tą Tibetą važiuojam. Ir kaip kurią dieną, kurią valandą įvyko ta pirmoji mūsų kuksando praktika vėlgi prie šventojo Manasarovaro ežero. Jis yra labai aukštai, galvos jau traška nuo deguonies stygiaus, yra 4600 metrų aukštyje. Jūs matot šitos vaizdos čia. Ir ko gero, jau tą pirmąją praktiką mums kilo mintis, kad tas korėjietis yra kažkoks nepaprastas žmogus. Ir kad tai, ką jisai daro, irgi yra nepaprasta praktika. Tada pirmą kartą išgirdom tą žodį kuksando, nes mes buvom visiškai prisibaigę, ypač kai kurie mūsų grupės nariai vyresni, ten buvo prancūzas, ten buvo britas, ten iš Naujosios Zelandijos, Olandija buvo. Ir po tos praktikos, po tam tikrų tempimo pratimų, jis mums ir kvėpuot pamokė, mes pasijutom vėl atsigavę. Visi pasijutom atsigavę, kurie darėm šitos pratimus. Tik tai toks britas Rodžeris atsisakė, jisai toks keistas žmogus buvo, sako, aš čia ne kaulų laužyti. Atvažiavau iš tą kelionę, aš čia noriu komforto, jokio komforto, žinoma, ten nebuvo. Tai buvo mūsų pirmoji praktika. Ir paskui mes su tuo korėjiečiu kažkaip suartėjom, labai susidraugavom. Ir tam padėjo viena tokia nelaimė. Dabar irgi ekrane galima pamatyti, mums leidžiantis nuo to šventojo rato, tai irgi 5600 metrų aukštyje, tas yra šventasis ratas 53 kilometrų ilgio, vadinasi Kora. Kiekvienas Tibeto budistas turi vieną kartą gyvenime, bent jau vieną kartą gyvenime peiti tą ratą. Mes besileisdami su Tomu pamatėm leisgyvi mūsų grupės narį Japoną, Joši. Jis guli ant akmens, turbūt dabar matom, guli visiškai negyvas ant akmens, vos pulsą, vos jaučiu ir žiūriu, jis gana stiprus vyras, mes jo taip toli nenutempsim, mūsų draugai jau nuėjo. Ir tada pasitarėm su Tomu, kas bėga atvesti arklio, neaišku, kur tas arklys, ten daug tų kilometrų, Tibeto platybės nepriepiamos, kas lieka čia. Toma bijojo, kad jinai paskui man prisipažino, kad tas Japonas gali numirti. Tai sako, tu čia lik. O jinai drąsiai nubėgo tolyn ir man baisu pasidarė, kur jinai nubėgs. Aš per tą laiką girdau iš fotojuostos tokio kaušiuko nešu vandenį jam iš tokio upelio. Girdau, tikrinu pulsą, tas pulsas vis silpsta, bet štai, staiga žiūriu, ateina tibetietis su arkliu. Tada mes Japoną užkeliam ant to arklio ir jį nuleidžiame žemyn. O ten jau Toma laukė su tuo korėjiečiu. Mes jau žinojom jo vardą, jau buvom šiek tiek susidraugavę
ir korėjietis liepė man kaitinti rankšluosčius, nešti ir šildyti japono pilvą, o pats darė su juo tokią kuksando akupresūrą, kurią beje mes per pratybas irgi darom. Visi jūs galite jos išmokti, jinai yra labai naudinga ir iš tikrųjų jinai tą japoną vėl prikėlė gyventi. Jis tiesiog gal po pusvalandžio, o gal dar ir greičiau, išėjo lankstydamasis arigato gozaimasu, ir paskui dar ilgai rašė mums atvirukus už išgelbėtą gyvybę, bet paskui mes su juo ryšį praradom. O tada meistras Žinok mus pakvietė pas save į Korėją, mes gana greitai pas jį nuskridom ir aš dalyvavau pirmą kartą jo kuksando akademijoje, pratybose su meistrais ir čia yra nuotrauka, kur aš nusifotografavau su jais. Visada aš rodau savo lotusą. Mano lotusas tai labai juokingas, keliai beveik dengia ausis, visi ten korėjiečiai ir kiti sėdi puikiai, idealiai, gražiai, o Žinokas dabar irgi, kai nori parodyti kuksando galę, taip juokaudamas, jisai prašo parodyti tą nuotrauką ir sako, pasižiūrėkit, kaip dabar Algirdas sėdi. Pavyzdinis europiečio, gal net korėjiečio lotusas ir dabar pusė lotuso aš priešais jūs sėdžiu. Tai štai tokia buvo pradžia. Tokia buvo pažintis, 20 metų, tai iš tikrųjų yra labai daug, per tuos 20 metų aš daug kartų buvau tenai. Žinoma, kuksando praktikuoti mane privertė tiesiog gyvenimas, nes dirbant Kijeve, mane užklupo neramių kojų sindromas. Jokios tabletės nepadėjo, čia atskira istorija, aš ją savo prašęs nekartosiu, bet kada jau visiškai buvau praradęs viltį, negalėjau miegoti, išsikankinęs, nuskridau į Seulą, man pasakė, tau tabletės negali padėti, tu daryk kuksando. Ir aš pradėjau daryti tos pratimus, mokiausi gilaus diafragminio kvėpavimo ir gana greitai pamačiau šviesą tunelio gale. O paskui, žinoma, kada žmonės pamatė mano sėkmės istoriją, pradėjo prašyti, kad pamokyčiau. Tai prasidėjo tas toks mokytojo kelias ir po kurio laiko aš Seule išlaikiau tarptautinio instruktoriaus kuksando mokytojo egzaminą, gavau diplomą, aš buvau apjuostas juoduoju meistro diržu. Štai tokia iš tikrųjų labai, labai įdomi istorija, kadangi sukaupiau nepaprastai daug informacijos. Aš per tuos važinėjimus visą laiką užsirašinėdavau. Arba į diktofoną, arba į užrašų knygutę. Ir paskui žiūriu, kad tos informacijos susikaupė labai daug. Ir aš išleidau vieną knygą, paskui visai neseniai antrą knygą, audio knygą rašiau, vieta mano knyga va ten lentynoje, daug kas iš jūsų ją turi. Ir paskata rašyta knyga buvo ta pati, kaip ir šiandieną surengti tą webinarą, todėl kad kuksando iš tikrųjų yra tokia rytų praktika, kuri nepaprastai žmogui gali padėti. Ar kažkokius negalavimus įveikti, arba sveikam žmogui šiaip sustiprinti energiją, susigrąžinti jaunystės žvalumą. O dabar, kada iš tikrųjų aš aplink matau tiek daug stresuotų, sunerimusių draugų, ir šiaip nepažįstamų žmonių. Iš tikrųjų atsirado noras daugiau papasakoti apie tą kuksando, kad tie žmonės, kurie pasiryš, apsispręs, jie galės tą praktiką pasinaudoti. Ir šiandien aš nepasakosiu daug apie sėkmės istorijas. Daug mes turim sėkmės istorijų. Aš pats esu sėkmės istorija, nes iš tikrųjų tą neramių kojų sindromą puikiausiai įveikiau ir štai jau turbūt 15 ar 17 metų jis nesikartoja. Žinoma, aš praktikuoju. Bet norėčiau, kad šitas webinaras duotų jums tikrai labai konkrečios, praktiškos naudos. Ir todėl jame aš labiau susitelksiu į kai kuriuos kuksando fenomenus,
kurie iš tikrųjų ir sukuria tą stebuklą. Tai yra tie pratimai, judesys, papasakosiu, kaip mes juos darom ir kur čia yra tie subtilumai. Tada papasakosiu apie kvėpavimą ir meditaciją. Ir manau, kad mes tam užtruksim valandžiukę, o jeigu jūs turėsit klausimų, aš juos atsakysiu. Jeigu tų klausimų bus 100, tai mes paskirsim galbūt po to specialų laiką arba kažkokiu kitų būdų atsakysim į tuos klausimus. Jeigu jūs dabar, aš čia matau, kad tarp jūsų yra, kurie jau praktikuoja, jau žino apie kuksando, bet yra labai daug, kurie ir nežino. Čia, žinoma, keblu dabar man kalbėti, nes norisi ir su tais bendrauti, ir su tais. Bet vis tiek aš pasakysiu trumpai, kas yra tas kuksando. Aš manau, kad esminis dalykas yra, kad kuksando atkuria gyvybės energiją. Energija, gyvybės energija yra visako pradžia ir pabaiga. Mes turime energijos, mes esam žvalūs, mes judam, energija baigėsi mūsų gyvybė. Kuksando atkuria gyvybės energiją, atkuria jos cirkuliaciją, apytaką, jį sustiprina ją. Ir mes įveikiam daugybę savo bėdų. Kažkur dingsta stresas, nerimas, kuris daugelį žmonių dabar kankina. Dingsta nuovargis, dingsta nemiga. Aš pats visą šitą praėjau. O jeigu žmogus sako, kad aš neturiu streso, aš ir energijos turiu pakankamai, aš irgi jam pasakyčiau, kad kuksando ir jam būtų naudingas, nes kuksando atkuria visą mūsų potencialą. tą užslėptą, tą užmigusi arba galbūt kažkur mūsų nerangumo, tingumo kažkiek apgadinta, jis jį atskleidžia. Ir mintis pasidaro lakesnės, kūrybiškesnės ir mūsų kūnas pasidaro ištvermingas, lankstus ir mes džiaugiamės gyvenimu. Tai yra fiziniai pratimai, jeigu taip konkrečiai žmogus klausia, tai kas vis dėlto tai yra? Tai yra fiziniai pratimai, tai yra gilus diafragminis kvėpavimas, jo reikia išmokti. Tai yra tam tikra įdomi meditacija, aš apie ją netrukus kalbėsiu. Tai yra akupresūra, yra tam tikri kovos menų judesiai ir dar daug visko čia yra, kas sukuria tą žmogaus stebuklą. Kuksando yra įdomi praktika tuo, kad jinai vienu metu lavina visą žmogų. Žiūri kaip į vienį ir lavina visus pradus. Fizinį pradą, mūsų protą nuramina, balansuoja emocijas. Ir visa ta praktika, jinai nėra, žinoma, nei sportas, jinai nėra religija, jinai yra labai praktiška. Nepaprastai praktiška praktika, čia toks filologijos lepsusas, praktiška praktika, bet iš tikrųjų taip ir yra. Tai yra labai praktinis mokslas, labai praktinis užsiėmimas, nes jis ir buvo kurtas praktiniais sumetimais. Todėl, kad korėjiečiai, tie senovės korėjiečiai, sakoma, kad kuksando atsirado prieš 1000 metų, ji atsirado ir buvo kuriama todėl, kad žmogui reikėjo išgyventi. Korėjiečiai tiki, kad jie atėjo nuo Baikalo ežero, gyveno labai atšiauriomis sąlygomis ir jam reikėjo stiprios energijos. Ta reikėjo energiją sukaupti, išmokti ją valdyti, kad būtų galima išgyventi tokiuose sunkiuose sąlygose. Tai absoliučiai praktinis tikslas. Antras tikslas - kovos menai. Kovos menams, kada nebuvo šaunamųjų ginklų, buvo tik kardas, buvo rankos, buvo koja, reikėjo labai stiprios energijos, kadangi Korėja buvo nuolatos puldinėjama ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės. Ir yra žinoma
žinomos legendos ir istoriniai pranešimai, kaip kuksando meistrai ir išmokyti vienuoliai galėdavo įveikti kovoje 20-30 priešininkų ir, žodžiu, tai nėra ne vien Holivudo filmų išmonė. Taip yra. Ir trečias dalykas, ko tie išminčiai, kurdami kuksando siekia, tai yra ilgaamžiškumas. Sveikata ir ilgaamžiškumas. Ne mistiniai dalykai, labai praktiški, kaip padaryti, jeigu jau žmogus negali gyventi amžinai. Žinoma, jie visada kėlė klausimą, kodėl tas gyvenimas toks trumpas ir dar toks nelaimingas. Tai jeigu ir to fizinio amžino gyvenimo mes negalim pasiekti, bet mes galim pasiekti ilgaamžiškumo. Su šita praktika mes galim pasiekti ilgaamžiškumo ir pasiekti, kad tas ilgas gyvenimas būtų sveikas, kad mūsų fizinis kūnas mums būtų ilgus metus paklusnus ir mūsų protas kūrybingas ir mūsų emocijos laimingos. Tai štai toks tas kuksando ir yra didžiulis stebuklas, kad jis atėjo nenugenėtas. Per 1000 metų jis ilgą kelią nuėjo nepraradęs. Į mūsų rankas pakliuvo nepraradęs to pirmapradiškumo ir nenublukęs, kaip korėjiečiai sako, nenugenėtas to mūsų, nepritaikytas mūsų tingumui ir kitoms mūsų įdoms, kas pas mus vakaruose dažniausiai ir atsitiko su kitomis rytų praktikomis. O kodėl taip atsitiko? Todėl, kad tas mokymas buvo slaptas. Korėjiečiai nenorėjo jį atiduoti į netikras rankas, į priešo galbūt rankas. Ir suprasdami, kad tas mokymas iš tikrųjų yra nepaprastai stiprus, niekas iš tų išminčių nenorėjo, kad atsidurtų blogų žmonių rankomis. Ir ilgą laiką, tiesiog 100 000 metų, tas mokymas buvo perduodamas vieno mokytojo kitam. Būdavo tokio laikotarpio, kad net imperatoriai nežinojo nieko apie šitą mokymą. Arba būdavo, kad tik imperatoriai ir jų dvaras mokosi, o paprasti žmonės to negauna. Bet 1966 metais buvo kalnuose apsispręsta, kad reikia šitą mokymą parodyti korėjiečiams ir pasauliui. Todėl, kad tie išminčiai pamatė, kad žmonės gyvena ne taip. Jie valgo ne taip, jie daro viską ne taip ir yra neatsparus. Ir jeigu toliau taip, tada tiesiog žmonija neišgyvens. Ir vienam savo mokytojui, jo vardas Čongsanas, jie davė užduotį nusileisti ir pradėti mokyti. Šitas meistras Čongsanas ir yra mūsų mokytojo Džinmoko tėvas. Tai irgi atsitiko, tame Tibete atsitiko kažkoks stebuklas. Nors pats Džinmokas sako, kad atsitiktinumų ir stebuklų nebūna. Kad kažkas, kaip jis sako, dangus sureguliuoja, kad žmonės susitiktų ir paskui atliktų kažkokią misiją. Tai štai tas didysis mokytojas išmokė savo sūnų, išmokė dar keletą labai stiprių mokytojų ir paskui vėl pasitraukė į kalnus. Taip kaip išniro kažkur 66 metais, paskui po kelių metų įkūrė pirmąjį centrą Seule, taip po 84 metais jis vėl dingo. Nieko iš esmės per daug nepasakęs, jis vėl išėjo į kalnus medituoti. Ir nuo to laiko nei sūnus, nei kas nors kitas jo nematė. Bet liko mokymas. Jis parašė 5 knygas, paliko 5 knygas, kurias galima, dabar mes visi galim skaityti, ir paliko mokytojus, labai rimtus mokytojus ir visų pirma mūsų laimiai meistrą Džinmoką. Dabar jau prieinu visiškai konkrečiai prie to, ką žadėjau pasakyti, prie pačios praktikos.
Žmonės, aišku, išsyk visada klausia, o kiek jinai trunka. Visa praktika iš tikrųjų, jinai trunka pakankamai, yra pakankamai ilga, užtrunka 1:20, jeigu mes norim viską padaryti. Nes mes iš pradžių susirinkę darom atsipalaidavimo pratimus. Praktika su meditacija neatsipalaidavusiam žmogui nieko neduoda. Jinai bus neveiksminga. Pirmiausia, reikia atsipalaiduoti. Ir visos rytų praktikos turi šitą elementą. Tibeto praktikos turi tą elementą. Joga beje irgi prieš meditaciją prasideda asanomis. Nors kartais joga tomis asanomis ir baigėsi. Pas mus ne. Mes darom labai daug iš pradžių, labai daug pratimų. Apie 17 minučių, kada viską mokome, kada kitiems galbūt daugiau. Tada po 17 minučių pratimų, per kurias tų pratimų padarom labai daug, kelias dešimtis. Tiesiog, kad atsipalaiduotume nuo kojos nykščio iki ausų galiukų ir net akies obuolys turi tam tikrą trajektoriją judėti, labai daug tų pratimų prigalvota. Ir jie visi sujungti į tikrai tokią darnią sistemą kartu su kvėpavimu. Ir per tas beveik 20 minučių mes atpalaiduojam fizinį kūną, mes harmonizuojam savo mintis, savo emocijas ir galim pradėti meditaciją, vadinama kvėpavimo meditacija, kuri trunka 43 minutės, o po to darom vėl pratimus. Nes per tą meditaciją mes ir sukaupiam labai stiprią tą gyvybinę energiją. Tą žvalumą mes sukaupiam. O paskui tą energiją reikia paskirstyti po visą kūną, po visus vidaus organus. Tam yra vėlgi dar beveik 20 pratimų. Po to dar darom, galima, jeigu turim laiko, galim dar kai kuriuos kovos menus, kai kuriuos judesius padaryti. Daug viso turim. Ir tempimo pratimų, akupresūros. Dabar apie pratimus. Kada, aš pamenu, kartą vienam draugui pakviečiau pasižiūrėti mūsų pratybas. Jisai žinomas Lietuvos treneris. Jis žiūrėjo visą tą ir po viso to man sako, žinai, aš nieko naujo nepamačiau. Mes daug ką darėm karate treniruotėse, kitose treniruotėse, bet čia ir yra didžiulė apgaulė. Kada mes žiūrim išoriškai, tai gali atrodyti, kad kažką mes darom panašiai kaip fiskultūros pratybose. Bet kuksando yra visai kas kita. Visai kita filosofija. Pirmiausia, jeigu mes darom pratimą, pavyzdžiui, kalbam apie lotusą. Labai daug kas klausia, o klausyk, jeigu tau pavyko taip gražiai tą lotusą padaryti, per kiek laiko aš padarysiu? Ir jam atrodo, kad kažkoks tai raumens plėšimas, tempimas tą padarys. Ne. Pas mus lotusas arba lankstumas kitose pozose atsiranda per kvėpavimą. Per ramų, monotonišką kvėpavimą. Būtent kvėpavimas atpalaiduoja. Kvėpavimas atpalaiduoja ir vieną dieną tu, neplėšydamas raumens, nepadarydamas žalos savo organizmui, tu staiga žiūri, koks tu lankstus pasidarėjai. Tu darai lotusą, pusę lotuso, visą lotusą. Ir čia yra, ko gero, kurią siūlau įsidėmėti, pirmoji tokia paslaptis. Lankstumas per kvėpavimo pagalbą. Tada mes pratimus nedarom taip kaip fiskultūros arba ten, nežinau, gal karate treniruotėse, kur kažkaip. Mes klausome savęs. Jeigu aš darau pratimą, pavyzdžiui, man reikia pasisukti į šitą pusę, aš nežiūriu į veidrodį. Vieną kartą netgi tai buvo, atėjo į mūsų pratybas choreografijos mokytoja, sako, jūs neteisingai sėdit, reikia atsisukti į veidrodį.
Nesakau, mes į veidrodį neturim žiūrėti. Mes turim žiūrėti tą savo vidinį veidrodį. Mes turim būti viduje ir klausyti savęs. Ir aš sukuosi, arba aš lenkiuosi, aš klausausi savęs. Negaliu aš būti ausinėmis ir klausytis kažkokio podcasto arba melodijos. Aš turiu klausyti savęs. Jeigu jaučiu malonų tempimą, smagų jausmą, einu toliau. Jeigu staiga kažkoks aštresnis skausmas, aš grįžtu atgal. Nėra to, ko mokydavo mano kartos sportininkus arba mokyklai fizkultūros mokytojai, kad per skausmą, kad tu turi įveikti save. Ir jeigu tu nepatirsi skausmo, tu nebūsi čempionas. Tu nieko nepasieksi. Šičia visiškai atvirkščiai. Čia mes einam kitaip ir mes pasiekiam, mes tampam lankstus, bet klausydamėsi savęs. Skausmo čia neturi būti. Kvėpavimas. Jau darydami pratimus, mes įjungiame kvėpavimą. Kuksando apskritai yra labai tokia darni ir labai dideliu mokslu paremta pratimų, kvėpavimo, dėmesio sutelkimo praktika. Mes darydami pratimus, mes įkvepiam, sulaikom kvėpavimą ir tik tada darom pratimą. Ir grįždami iškvepiame. Ir pas mus niekada neatsitinka traumų, todėl kad šitaip kvėpuodami mes pripildom čia savo vidų oro, traumos neatsitinka, nors kartais sporto treneriams tai ir atrodo keistas metodas. Mes darydami pratimus privalom įdarbinti ir savo vaizduotę, savo mintį. Čia irgi yra kuksando paslaptis ir čia mes skiriamės nuo šiaip paprastų kažkokių fizkultūros užsiėmimų. Vaizduotė tai reiškia, kad mes visų pirmiausia, kaip ir sakiau, esam viduje. Kada aš pirmą kartą dariau pratybas toje akademijoje, kai ten buvau, iš pradžių irgi nesupratau, ką reiškia, kada meistras žinok nuolatos sako, pavyzdžiui, reikia ten, darom pratimą, keliam rankas ir jis sako, energija aukštyn, įsivaizduok, kaip ta energija teka aukštyn. Paskui aš šitą supratau ir jis paaiškino, kad tas judesio mechanizmas yra toks. Pirmiausia pasirodo mintis, tada mintis siunčia energiją ir judesys. Štai tokia triada yra ir jos reikia paisyti. Jeigu mes nepaisom šito, tai ne kuksando. Taip, paprasta fizkultūra. Jeigu mes darydami šitos pratimus, tas beveik 20 minučių, esam savyje, sutelkę dėmesį, mes atitinkamai, kaip sakiau, kvėpuojame ir visą laiką įsivaizduojame, kaip ta energija iš mūsų centro, esančio ten žemiau bambos, giliau, tas centras vadinasi dungeon, labai prie šito šiandien nesustosiu, mes įsivaizduojam, kaip ta energija kyla. Aš net po kurio laiko pradėjau jausti, kaip šiluma į pirštus nueina. Ir jūs tą jausit. Ir tie pratimai darosi labai veiksmingi. Yra buvę, kad kas daro savarankiškai tas pratybas, ateina ir sako, kažkaip niekas nesidaro. Jau mėnesį, 2-3 darau, bet nieko nejaučiu. Ir mes paklausėm, o kaip jis tai daro? Ir išaiškėjo, kad kai kuriuos bazinius kuksando principus jis ignoruoja. Jis visiškai nemano, kad tą ir nesuprato, kaip tą energiją reikia siųsti, kaip reikia klausyti savęs. Kada jam paaiškini, po kurio laiko, gal po savaitės jis sako, dabar kitas reikalas. Čia yra kuksando. Šitos dalykus turime suprasti, o kartais juos praleidžiam. Nes mes esam tokie materialistinio mąstymo žmonės.
Ir mes labai gerai suprantam tą judesio piešinį, patį judesį, bet to vidinio darbo mes kartais nesuprantam. Mes jį ignoruojam, o čia yra kuksando esmė. Jeigu kas turit bloknotą, galit net užsirašyti. Ką sako Korėjos kuksando meistrai? Kuksando praktikoje fizinis darbas, fizinis pratimas sudaro tik 20%. Mums atrodo, kad tai yra esmė. 80% yra vidinis darbas, ką ir sakiau. Ta fantazija, minties darbas, čia yra pagrindinis darbas ir kuksando iš tikrųjų galima pasakyti, kad yra vidinė praktika visų pirma. Nepaisant to, kad mes turim daug gražių išorinių dalykų. Mūsų pratimai, kada jau mes esam lankstus, jie tikrai labai estetiškai atrodo, jie elegantiškai atrodo, kovų menai labai elegantiškai atrodo. Ir galbūt dabar dar prie pratimų pridurčiau, kad mes čia jau darydami pratimus, mes darom ir kai kuriuos akupresūros elementus. Akupresūra, kaip ir akupunktūra, galima sakyti, yra ir gydymo metodas, medicinos dalis, ir tų medicinos dalis labai veiksmingas beje, nepaprastai veiksmingas. Ir mes darydami tos pratimus, kai kuriuose jau yra įjungti tie akupresūros elementai, kada mes, pavyzdžiui, per pėdą duodam, stimuliuojam inkstų tašką, o inkstai yra mūsų energijos organas. Čia gaminama energija, mes blužnies tašką, mes kitus taškus spaudžiam. Ir kadangi čia yra labai daug kompleksas tokių elementų, ta kuksando praktika pasidaro labai veiksminga. Jau aš girdžiu, taip sakant, jūsų dar nepasižiūrėjau, kokie čia klausimai atėjo, o kaip to išmokti? Nes aš čia gal ir kažkokių naujų dalykų pasakiau, o kaip tą suprasti, kaip išmokti? Iš tikrųjų, kuksando praktiką geriau daryti su mokytoju, jeigu yra galimybė ateiti į salę, bet mes turim labai daug ir online programų ir jos yra labai suprantamos ir veiksmingos. Ir ten mes negazdinam to ilgu chronometražu. Pavyzdžiui, Toma yra sugalvojusi tokią programą, kur po 15-20 minučių prisijungia žmonės, gali viso to išmokti jau praktiškai. Viso to, ką aš sakiau. Nu, tai tiesiog taip, step by step. Pirmasis užsiėmimas bus dabar kovo 25. Bet jau tų programų buvo ir anksčiau, ir jos pasiteisino. Žmonėm patinka, todėl kad taip po 15 minučių, dar žingsniuką žengiam ir po kokiam 2 mėnesių žmogus, pats jis įsitikina, kaip tai veikia jo psichologinė būsena, jo emocinė būsena, kaip jis pasidarė ištvermingesnis, lankstesnis ir tada jis jau nebesako, kad tai jūsų praktika tokia ilgoka, aš esu biznierius, aš neturiu laiko. Jis dažnai būna žmonės klausia, o kaip aš galėčiau prailginti, kaip aš galėčiau dar daugiau savo padaryti, nes tas laikas, čia yra tavo laikas. Gerai, apie judesį jau pasakiau, dabar turiu pasakyti tą, ką žadėjau apie kvėpavimą. Dabar daug yra kalbų apie kvėpavimo technikas. Mes iš tikrųjų neturim jokios kvėpavimo technikos. Tai, kaip mes kvėpuojame ir mokomės kvėpuoti pratybų metu, yra kūdikio kvėpavimas. Tai yra, jeigu kas turit namie augantį 1-2 mėnesių kūdikėlį, tai jis yra geriausias jūsų mokytojas. Kaip jis kvėpuoja? Pilvukas išsiplečia kaip būdos ir iš tikrųjų taip žmogus ir turėtų kvėpuoti. Bet mes praradom. Kartais
kai pirmą kartą paklausiau meistro Džemok, o kodėl mes tą kvėpavimą praradom, kodėl mes nebekvėpuojam pilvu, kuris yra prigimtinis žmogaus ir sveikas žmogaus kvėpavimas. Jis sako, todėl, kad gimė vaikas, jo nekankina dar jokios mintys, jokios stresai, jo visas energijos centras yra ten, jis ten ir kvėpuoja. Tačiau mums augant, jau tas kvėpavimas pradeda dingsta antraisiais gyvenimo metais, todėl kad vis daugiau minčių, vis daugiau rūpesčių. Energijos tam mąstymui reikia vis daugiau, energija visa mūsų ir kraujotaka pakyla aukštyn ir kartu kyla ir kvėpavimas. O tas gilus diafragminis kvėpavimas, arba mes sakom dungeon kvėpavimas, jis yra ypatingai svarbus. Pažiūrėkime į kūdikį. Kūdikis prabunda, jis žvalus. Kodėl jis toks žvalus? Todėl, kai jis kvėpuoja, juda jo diafragma. Diafragma leidžiasi žemyn, diafragma tai yra toks raumuo kaip parašiutas, kaip medūza. Ir jinai judėdama, jinai masažuoja mūsų visus vidaus organus. Jinai yra susijusi, sukibusi su visais vidaus organais ir jie juda. Įsivaizduokit, inkstas juda, tada nėra ten laiko, kada ten smėliui kauptis, druskoms kauptis. Ir vienas gydytojas susipažinęs su Kuksando netgi suskaičiavo, kiek per parą per šitokį kvėpavimą nukeliauja inkstas. Ten kilometrai susidaro, nepamenu tiksliai. Ir kūdikis prabunda, jisai linksmas. Kodėl jisai linksmas? Todėl, kad pasirodo, kad nuo to tokio ritmiško, monotoniško, gilaus kvėpavimo gaminasi serotoninas, laimės hormonas. Ir todėl tie praktikuojantys žmonės, kurie jau išmoksta diafragminio kvėpavimo, jie atsisėda meditacijos pozui. Vieną kartą įkvėpia, antrą kartą įkvėpia. Ir staiga atsiranda šypsena. Todėl, kad gaminasi serotoninas. Aš pats tą jaučiu. Iš pradžio man tai buvo nepaprastai nuostabus jausmas. Dabar jau mes prie to priprantam. O šiaipgi mes to nedarom. Galima dažnai per pratybas prašom, užsidėk ranką vieną ant savo pilvo, po bambą, kitą krūtinės ir įsivertink, kaip tu kvėpuoji. Šiaip žmonės kvėpuoja krūtinę, tai čia viena bėda. Antra bėda yra, kad per dažnai, pasiskaičiuokim, kiek kartų per minutę mes įkvėpėm, iškvėpėm. Vienas ciklas. Įkvėpiau, iškvėpiau, čia vienas ciklas. Dabar jau vadovėlis rašoma. Europos, Amerikos žmonės 14 kartų, 16, net 18 kartų. O disertacijos, jeigu paskaitysit apie kvėpavimą ir sveiką gyvenimą, rašo, kad sveikiausias yra 6 ciklų ritmas. Tai reiškia, kad 5 minutės įkvėpiau, 5 iškvėpiau, tai 10 sekundžių. Per minutę 10 tokių ciklų yra sveikiausias kvėpavimo ciklas. Mes Kuksando pratybose taip ir darėm. Tai reiškia, kad tie senieji meistrai, kurie kūrė Kuksando, jau tada žinojo šitą paslaptį, kad tai yra nepaprastai svarbu mūsų sveikatai. Toks kvėpavimas atgaivina mūsų hormoninę veiklą, bet ir psichologijai daro didžiulę įtaką. Aš tik trumpai pasakysiu, kad šiandien jūs visur, kiekvienam šiandien straipsnį apie kvėpavimą rasite, kad šitas kvėpavimas, aukštas kvėpavimas yra susijęs su simpatinė nervų sistema, kuri mus visą laiką laiko tokius parengties būsenoj, kada reikia bėgti, kada reikia pulti, kada reikia gintis, o po to reikia nurimti. Ir pasirodo, ir rytų, ir vakarų mokslas sako, kad tam reikia įjungti parasimpatinę nervų sistemą, kuri mus nuramina, ir tai yra susiję su
su tuo diafragminiu Dungeono kvėpavimu. Tai praktiškai ir yra pagrindiniai argumentai. Čia jau mes turim klausimus. Tai yra pagrindiniai argumentai, kodėl mums reikia to Dungeono kvėpavimo, to gilaus diafragminio kvėpavimo. Ne veltui rytuose diafragma, tas, kaip sakiau, medūza, parašiutas, tas labai stiprus raumuo vadinamas antrąja širdimi. Jeigu mes kvėpuojam čia aukštai, vadinasi, diafragma nejuda. Mes gyvenam su viena širdimi. Jeigu mes lankom kuksando, išmokstam šitą kvėpavimo, mes vėl atrandame tą antrąją širdį, kurią turi kūdikis. Kūdikis dar turi, todėl jis toks žvalus ir toks linksmas. Nu ir paskutinis dalykas dar aš pasakysiu apie meditaciją. Nes, kaip minėjau, po tų pratimų, kada padarom pratimus, mes atsigulam, pradedam klausytis mantros, mes nusiraminam, mokytojas arba mokytoja nuveda mus į savo vidų, yra tokia vadinama švieselės kelionė, kada mes įsivaizduojam prie kojų arba paskui prie rankų pirštų švieselę ir nueinam į savo vidų, pamatom savo kaulus, visą skeletą, pamatom vidaus organus ir taip mes nueinam į savo vidų, paskui sukuriam tokią meditacijai būtiną tuštumą ir prasideda meditacija. Šitą švieselės kelionę yra išradę turbūt korėjiečiai, kuksando, bet ją yra paėmusios ir kai kurios modernios praktikos. Bet moderniai ir vadina tada kūno skenavimas. Gal kažkas tą ir esat darę. O ta mūsų meditacija vėlgi yra ypatinga ir todėl jinai yra tokia veiksminga. Jinai turbūt moksliškai galim pasakyti, kad jinai yra dinaminė meditacija, dinamiška meditacija. Nes šiaip mes įpratę, kad jogai arba zenbudistai medituoja vienoje pozoje. Pavyzdžiui, zenbudistai gali vienoje pozoje šitaip atsisukę į sieną medituoti valandomis. Bet čia yra bėda viena, kad tam dvasiniam tobulėjimui, nirvanai tai labai gerai, tai sukaupia didelę energiją, bet fiziniam kūnui tai iš tikrųjų yra blogai. Atsiranda daug skausmų ir ta energija pasidaro klampi. Ir todėl kuksando sugalvojo genialų dalyką, kad reikia keisti pozas. Tai reiškia, kad tu užsimerkęs, tu sutelkęs dėmesį, tu neprarandi kvėpavimo ritmo, neprarandi dėmesio koncentracijos, bet taip tarytum sapne, tarytum kažkokiam tokioj mieguistoj būsenoj, tu keiti pozas. Pradedi nuo tokios, tada taip keiti, lėtai, kaip sapne keiti. Ir tada visą laiką ta energija ir kraujotaka, jinai vis kitokia. Nes tada reikia įsivaizduoti, kad mes esam toks kaip balionas ir ta energija turi paliesti kiekvieną baliono sienelę. Jinai turi visur nueiti. Jeigu aš medituoju, tų pozų yra labai, labai įvairių. Iš viso jų yra iki meistro lygio, kai nueini, jų būni padaręs 433 pozas. Jos yra labai įvairios. Ir jeigu yra kažkokia poza, kad aš pasisukęs, tai reiškia, kad energija labiau į šitą pusę, jinai į kitą pusę. Ir diafragma išsilavina. Jinai išsilavina absoliučiai visomis dimensijomis ir tai yra nepaprastai svarbu mūsų sveikatai. Ir aišku, pradedančiam medituotojui tai yra labai svarbu, kadangi nėra nuobodu, tai vyksta toksai spontaniškas, kada tas pozas išmoksti šokis.
tau jau nebereikia galvoti. Tai yra labai, labai ir malonus. Tai, tai diafragmos lavinimas. Lankstumą tai labai lavina. Ir kvėpavimas pas mus, dar turiu pasakyti, per nosį. Per nosį. Kitokio kvėpavimo pas mus nėra. Įkvepiam per nosį ir per nosį iškvepiam. Ta reikia svarbu žinot, net jeigu jūs dar netėjot į pratybas ir netėjot į tas nuotolinės pratybas, kurią aš čia jums pareklamavau, jūs jau turit, bandykit tik per nosį. Korėjiečiai sako, nosis Dievo duota kvėpuot, burna valgyti ir nesumaišykit. Ir aišku, viso šito jūs, jeigu nueisit į tą online mokymą, jūs eisit žingsnis po žingsnio. Dabar gal tai ta mano informacija užgriūna jūs kaip lavina, bet čia yra dar daugiau visko. Aš kol kas jums pasakau tik pačius esmingiausius dalykus, kad suprastumėt, koks gilus yra šitas mokymas ir koks jis yra veiksmingas. Ir dar pamatysit, kada pradėsit mokytis. Tame kvėpavime yra dar vienas genialus dalykas, genialus išradimas, kuris yra labai reikalingas, kada mes norim kaupti energiją. Kvėpavimo sulaikymas. Iš pradžių pirmame etape, kada mokomės dar kvėpuot, mes kvėpuojam, įkvėpiam 1, 2, 3, 4 ir tada prieš iškvėpimą įvyksta toks trumpas sulaikymas, trumpas. Ir pasirodo, Kuksando meistrai nustatė, kad jis yra ypatingai svarbus tas sulaikymas. Kitose rytų praktikose tai netkreipia dėmesio ir tada iškvėpimas. Ir kada mes jau einam į kitus Kuksando etapus, tobulėjimo, tų etapų yra labai daug, jau antrame etape pradedam sulaikyti ilgiau. Sulaikom 2 sekundės. O meistrai, jeigu tu nesulaikai kvėpavimo 30 sekundžių, pusės minutės ar daugiau, tu dar ne meistras. Tai reiškia, kada jau mes pradedam kvėpuoti, įkvepiam trumpai ir ilgam sulaikom kvėpavimą. Tada mes nurimstam, visos mūsų funkcijos, visi procesai nurimsta ir iškvepiam. Ir vėl įkvepiam. Ir vėl ilgas sulaikymas. Ir jie nustatė, kad būtent to sulaikymo metu vyksta tas energijos darbas. Ta mūsų vidinė energija. Mesgi esam apsupti mes gyvenam energijos tokiam okeane. Ir turim savo energiją viduj. Ta gyvybinė energija. Korėjiečiai sako ki, kinai či, prana, indai sako. Ir būtent to sulaikymo metu vyksta tos energijos apytaka. Tikrai genialus toks atradimas ir jis yra labai, labai veiksmingas. Paskui pabaigę tą meditaciją, kaip sakoma, tokia prabudę, sugrįžę iš tos meditacijos, atlikę 25 pozas, kiekviena poza minutė 20 sekundžių. Kaip sakiau, mes darome po to energijos paskirstimo pratimus, bet prieš tai dar padarome tokią kaip akupresūrą veido, masažą. Tas irgi yra labai, labai veiksminga, irgi viso to išmoksit ir masažuojam po akimis, virš akių, masažuojam galvą. Čia surandam tokį 100 susitikimų taško, išmoksim šitą tašką, jį paspaudę, mes spaudžiam tą savo nereikalingą energiją žemyn ir netgi patartina, kieno spaudimas labai didelis, žinoti tą tašką, bet tada išmoksim, tada eina toliau, tada čia po kaukolę randam tokį dar vieną tašką, kuris atveria energiją į smegenis. Kodėl mes kartais būnam tokie nedarbingi,
mintis tokios kažkokios suvytusios. Padarius šitą pratimą, energija atsiveria ir egzaminas geriau išlaikytas ir darbai geriau padaryti. Tada mokytojas meistras sako, 2-3-4 cm tarp pirštų, masažuojam kaklą ir ausis masažuojam. Ausis yra susijęs su inkstais. Inkstai prisimena, yra energijos organas. Tai aš kai žiūriu, korėjiečiai, ypač kurie užsima kovos menais, jiems reikia stiprios energijos, jie ne šiaip sau sėdi ir laukia kokio nors patiekalo ar arbatos puodelio, su ausimis dirba labai, spaudžia visą perimetrą, nueina ir pirštus įkiša, masažuoja, lanksto tas ausis. Štai milžiniškas arsenalas yra mūsų rankose ir aš kviečiu ateiti pas mus ir ar į tą nuotolinį mokymą, ar į sales, mes jų labai daug neturim, bet šiuo metu jau Lietuvoje tikrai mes turim pakankamai mokytojų, mes mokom, ugdom mokytojus, mes nesam uždari, mes čia tokia tarytum ir misija. Meistras Džinok, gavęs tą mokymą iš savo tėvo didžiojo mokytojo, legendinio žmogaus, nori skleisti. Jis yra apsisprendęs, kad tą mokymą skleis į Europą ir kitur iš Lietuvos. Mes esam tokie, tarytum jo atstovai. Bet lygiai taip pat gali būti ir jūs tie atstovai, būti toje labai stiprioje dinastijoje. Kviečiu ir dabar klausimai. Kur tie mūsų klausimai? Reikia, jau kaip ir žadėjau, per valandą netiek mažai ir pasakiau. Čia kažkas ir klausia. Pirmas klausimas. Apie kur dabar, kaip pradėti, kur mokytis. Aš jau gal 2 kartus jau čia sakiau. Tai 25 dieną. Pats artimiausias laikas, kada galima pasižiūrėti mūsų internetinėje svetainėje ir įstoti į tą mokyklą. Ir sakiau, taip neskausmingai, turiu galvoj laiko požiūrio, po 15 minučių, po 20, jūsų tomą mokysitės ir tobulėsit. Dabar, kaip pagerinti miego kokybę? Zita klausia. Irgi mokysitės. Čia yra tokia viena praktika rytietiška savistaba. Tai reiškia žiūrėti vidų. Gal aš ir dabar pasakysiu kelias per kokią 1,5-2 minutės, kas yra ta savistaba. Jeigu Zita klausia, kaip dabar ta kokybė, Zita gali arba kiti netgi šį vakarą šitą praktiką pasinaudoti, tiesiog atsisėsti, tiesia nugara, užsimerkti, viduj. Jau sakiau, koks yra tas svarbus fantazijos darbas. Būti ten viduj, įsivaizduoti, kad kažkoks kamuliukas nuo viršugalio rieda žemyn, jis nurieda iki tokios anatomijoje vadinamos tarpvietės. Ir mes ten, tam žemiausiam savo kūno taške, laikom, ten sukoncentruojam dėmesį. Žiūrim, kad jis nepabėgtų. Jeigu jums pavyks ilgesnį laiką tą dėmesį išsaugot, ir nesimuistyti, iš pradžių gal tai bus ne taip lengva, jūs iš tikrųjų pajusit, kad apima mieguistumas. Tai neatsitiks per minutę, tai gali prireikti ir 10 minučių, bet jeigu nemiegat, jūs turite 10 minučių, turite ir 20 minučių. Ir tiesiog, kas čia atsitinka? Kodėl mes neužmiegam? Todėl, kad mes visą laiką susinervinę, mes visą laiką žiūrime ekranus ir energija pakyla čia. Ir jinai neleidžia mums užmigti. Ir tos mintis kaip beždžionės ten šokinėja. O šita praktika, ta vadinama savistabos praktika, tas žiūrėjimas į vidų ir tas buvimas tokioj ramioj, tokioj suledijusiai, kaip Džinok sako, būsenoj, jis nuramina. Bet dėmesį reikia laikyti tenai apačioj. Dabar
Klausimas labai geras. Ar galima pradėti 55 metų? Ar nevėlu? Žinokit, kai aš pradėjau, tai kiek tu man metų buvo, turbūt 49. Aš sakau, aš pradėjau ne iš gero gyvenimo. Aš susipažinau su praktika Tibete, bet nepradėjau iš karto praktikuoti sistemingai. Žinojau, mačiau, kad tai yra stiprus mokymas, bet pradėjau praktikuoti turbūt po metų ar dviejų, kada užklupo neramių kojų sindromas. Jūs klausėt galbūt irgi dėl to, ar 49 metai, 55 yra nuostabus amžius. Savo laiku Zen vienuolynuose iki 50 metų apskritai neprimdavo medituoti. Tai iki to laiko tu turi vaikus pagimdyti, tu turi ūkį sukurti, paskui jau gali išeiti į vienuolius. Bet čia ne apie tai. Puikus amžius, tik tai jūs apsispręskite, nes reikės valios, reikės kantrybės, reikės surasti laiko tam, ar nevėlu. Nevėlu. Pas mus vyriausias buvo toksai Vytautas iš Panevėžio, jam buvo 90 metų. Trupučiuką vėlu. Trupučiuką jau kai 90, vis dėlto koordinacija jau nebe ta, gal šiek tiek vėlu. Bet šitau šiek tiek. Bet jis darė, jis puikiai darė viską. Ir 90 galima pradėti. Ir 100 galima pradėti, bet geriau pradėti ankstėliau. Jūsų amžius iš tikrųjų yra puikus pradėti ir negalvokit, jeigu jums kažkas sako, ai, pasižiūrėk į pasą. Kai mano tas lotusas buvo dengia ausis, irgi kai kas sakė, nu tai klausyk, čia jūs esate europiečiai, ne rytiečiai. Ir pasižiūrėk į pasą, kiek tau metų, nu nebus to tavo lotuso. Laimė aš jo, nebuvo jis mano tikslas, aš neplėšiau raumenų, bet vieną dieną per tą kvėpavimą, per tą tokią kasdieninę praktiką žiūriu, pusę lotuso sėdžiu, visas lotusas. Ir dar norėčiau pasakyti, tų metų man dabar dar padaugėjo, nepaslaptis, bet aš pastebiu, kad netgi tokiuose metuose aš darausi dar lankstesnis kartais, lengviau viską darau, nėra čia ribos. Toliau klausimas, o kaip su 15-20 metų besitęsiančiu nugaros skausmu? Ar turite praktikos su tokiais žmonėmis ir rezultatais? Domas klausia. Žinoma, nugaros skausmus jaučia šiandieną labai daug kas, kai pasikalbė. Ačiū Dievui ir stuksenu į medį. Aš jų nejaučiu ir jaučiuosi dėl to labai laimingas. Reikia turbūt jum pasikalbėti su gydytoju. Visada mes patariam, kad yra kažkokia didesnė problema, pasikalbėti su gydytoju, kas ten yra, tegul įvertina, ar ten yra išvaržos. Bet žinokit, net jeigu yra kažkokios išvaržos, jeigu jos nėra aktyvios, nereiškia, kad negali daryti kuksando. Mesgi jau aš jau pasakojau, mes klausomės savęs viduje. Jeigu kažkokį skausmelį pajutau, aš grįžtu atgal, aš nepersitem. Kitą dieną gal daugiau padarysiu. O šiaip kuksando praktika yra, turbūt geriausia praktika. Čia nepalaikykit to kažkokia pigia reklama. Yra puikia praktika, kada mes turime, kada mums skauda nugarą ir ta akupresūra yra labai veiksminga. Yra tokių taškų, kur apskritai tuos skausmus pašalina bent laikinai. Aš knygoje esu aprašęs vieną sėkmės istoriją, kaip pas mus vienam festivalį atlėkė organizatoriai, prašydami Tomos ir mano pagalbos padėti vienai menininkai. Kadangi jinai ryte turi parodyti tokią didžiulę, genialią instaliaciją, o jinai negali atsikelti, jai nugarą skauda, nugaros apačia. Tai mes žinodami Džinmoko mokyklą, žinodami tuos taškus, visų pirma Tomą, kai ką ir aš dariau, mes padirbėjom su ją ir jinai po to atsistojo, jinai dirbo visą naktį ir iki šiandien, kai kažkur mieste mes ją sutinkam, jinai žiūri su dėkingumu, iš tikrųjų jinai garsi menininkė.
Toliau, skauda pėdos kauliukas, ar galima atstatyti be operacijos, Violeta. Žinoma, dabar čia tokios gydytojų konsultacijos, jo aš tik ne gydytojas, aš dabar negalėsiu pateikti. Reikia pasižiūrėti, kas yra. Bet aš jums pasakysiu daugelį tokį galbūt esminį dalyką, kad žmonės kartais po pirmųjų pratybų atsikrato kažkokių skausmų. Reikia žiūrėti, kas ten tas yra skausmas, ar kažkokie kaulo pažeidimai, ar kažkokie kiti dalykai. Bet dažnai tie skausmai atsiranda dėl mūsų kažkokio neteisingo gyvenimo. Neteisingai einam, neteisingai valgom, neteisingai sėdėm, kažką neteisingai darom. Čia pradedam daryti teisingai, čia išmokstam teisingai stovėti. Mes pratybose netgi stovėti mokomės iš naujo. Pasirodo, mes ir to jau nebemokam. Mūsų kojos kažkaip po pėdos va taip nueina, o prigimtinė žmogaus stovėsena yra tokia pėdos taip, mes to mokysimės. Taip, dabar 5. Ar jaunimas juo užsiima? Jauniausia mūsų praktikantė buvo Liepa iš Klaipėdos, jai turbūt buvo gal 6 ar 7 buvo, kai jinai pas mus buvo vienam seminare, jai nepaprastai patiko. Jinai viską taip nuoširdžiai darė ir paskui ir diplomą gavo dar iš meistro Džinmo. Jinai tuo labai iki šiol didžiuojasi. Žodžiu, jeigu jaunimas sugeba sutelkti dėmesį, jeigu jam patinka, tai kodėl ne? Kodėl ne? Ypač dabar, kai jaunimui to judėjimo trūksta ir jaunimas nemoka dėmesio sutelkti. Aš irgi dabar dėl kovo 11-osios išvakarėse buvau keletą kartų pakviestas kaip signataras ir šiandien buvau Pakruojyje, susitinku su mokiniais. Aš žiūriu, kaip jie kvėpuoja. Kvėpuoja labai aukštai, kvėpuoja labai dažnai. Ir rezultatas koks? Rezultatai tie stresai, tas nerimas ir kiti blogi dalykai. Jeigu juos išmokyt ir jie suprastų, kad to reikia išmokti, tai žinot, kaip pasikeistų jų gyvenimas. Bet jaunimas gal, sakau, čia yra problema tik tai ta, kad jiems gali atrodyti nuobodu, gali atrodyti nereikalinga, paaugliai apskritai viską nori neigti, tas yra žinoma, bet paaugliams, galbūt jaunimui yra kovos menai. Ateikit pas mane, išmokysiu su kardo pratimu, yra kitų dalykų. Kodėl ne? Čia reikia konkrečiai žiūrėti. Jeigu tas jaunimas jau yra subrendęs, jisai nori savo gyvenimą pakeisti. Žinoma, welcome. Kokią aplinką rekomenduojate sukurti pirmai praktikai? Kambarys, tyla, apranga, apavas, ką norint pradėti nuotoliniu būdu. Nieko labai smarkiai nereikia. Kai kas galvoja, kad sako, dar man į Kuksando yra anksti, aš dar turiu ten padirbėti, nežinau, kur jis ten nori padirbėti, su štanga ar su kuo. Šito nereikia. Kaip tik šito nereikia. Mes pradedam nuo paprastų pratimų ir mes tobulėjam. Mes kiekvieną kartą tobulėjam. Mes atsipalaiduojam, mes išmokstam kvėpuoti ir mes augam. Tai čia ir yra praktikos esmė. Jeigu tu esi tobulas, gal tu jau tos praktikos nereikia. Mes ateinam, kadangi mes turim problemų. Mes esam netobuli. Toliau klausia konkrečiai apavas. Vasi, pigi praktika. Nereikia brangių batelių. Drabužiai neaptempti. Kuo laisvos kelnės, laisva palaidinė. Jinai tikrai jūs namuose šitos dalykus turit. Dabar ta aplinka, tyla. Mes niekur nerasim absoliučios tylos. Man viena zenbudistė lietuvė, Von Bosunim sakė, kada
Kada mes išmokstam to medituoti, sutelk dėmesį, mes puikiausiai galim medituoti nedidundančiam traukiny, mes galim susikaupti. Tiesiog šiandien man nebuvo laiko tos meditacijos pagrindų pasakot, bet mes tiesiog tą garsą mes nenueinam į haliucinacijas ar kažkur. Tas garsas lyg tai ateina, bet mes jo neužfiksuojam, jis taip ir praeina, mes liekam savyje. Bet tyla, žinoma geriau tyla. Jeigu ten aplink laksto šuva, arba katiniukai, arba dar kas nors, tai nebus gerai, ypač iš pradžio. Reikia kažkokio ramaus kampo, bet kad ten reikėtų kažkokio labai specialaus, tai tikrai nereikia. Kada man buvo problema su kojomis, tai aš esu daręs kuksando visą praktiką, viešbučio kambarį, netgi traukinio kupe, kai kurios dalykus tu gali daryti lėktuve, ilgo skrydžio metu, ten ir net fizinius pratimus, o kvėpavimo tą meditaciją, tai tikrai daryti. Dėl kvėpavimo jūs kol kas nekelkit savo problemų, tą išmoksim pradėję daryti. Kaip kvėpuojate kalbėdamas? Tai jūs čia turėjot pasižiūrėti, kaip aš kvėpuoju. Gal kažkokių pražangų ir dariau, kadangi čia buvo truputį tokio streso, mums čia reikėjo tam, kaip sakiau, tą truputėlį padirbėti nupirkti dar tų vietų didesniai auditorijai. Aš atvažiavau vėlgi tiesiai iš Pakruojo, kur turėjau visai kitą NTB paskaitas. Tai kartais, žinoma, tų pražangų padarai. Bet tikrai aš nekvėpuoju taip, kaip pavyzdžiui, kai kurie radio ir televizijos diktoriai visą laiką. Tai čia, žinoma, yra labai blogai, tai kelia stresą. Vis dėlto reikėtų mokytis kvėpuoti per nosį, tada ir mes nurimstame. Ir čia yra toksai kvėpavimas. Bet kartais klausia dar gudresnio klausimo. Ar tu kvėpuoji pilvu, to danžino, ten po bambą, virš gaktikaulio, tik tada, kada reikia pasirodyti mokiniams arba praktikos metu, ar ir po to. Ir po to. Iš pradžių to nebuvo, bet šiandieną tas kvėpavimas jis jau kitoks ir nėra. Aišku, aš galiu ir čia kvėpuoti, aš dabar pradėjau vėl iš naujo bėgioti, tada truputį sportinis kvėpavimas gal jis yra kitoks, bet šiaip aš ir miegodamas kvėpuoju būtent to danžinio kvėpavimo ir įsivaizduoti, kas atsitinka. Tu ir miegodamas, tu kaupi energiją, tu gamini serotoniną. Ir prabudęs, tu iš tikrųjų, aš kaip nežinau, gal ne kūdikis, bet iš tikrųjų aš prabundu žvalus, man nereikia ten, oi, kur čia kavutės, žinai, ar kažką. Ir neišdžiūsta burna, nes seilės gaminasi tuo metu. Ir, bet žodžiu, čia ta praktika yra ar kūrėjai bendraujate korėjietiškai? Nemoku aš dar taip, kad galėčiau bendrauti. Moku šiaip mandagiai, žinai, pasisveikinti, atsisveikinti, žinau tuos kuksando visus elementus. Galiu rašyti, galėčiau, dabar neturiu laiko, galėčiau užrašyti kai ką korėjietiškai. Bet moku jau ir kiniškus rašmenis, hieroglifus. Čia vakar turėjom tokią pamoką apie 5 elementų teoriją. Tai vanduo, ugnis, medis, metalas, žemė. Užrašiau labai greitai. Tai žodžiu, tuos, kas reikalinga kuksando mokytojui, šitos dalykus aš moku ir mokausi. Gaila, to laiko vis labai pritrūksta, kaip ir jums. Tai knygą rašai, tai audio knygą įrašiau, tai kitus dalykus dariau. Domina sutrikusios pusiausvyros atstatymas, turiu baimę griūti, judu tik su pagalba. Labai įdomų dalyką man pasakė gydytojas daktaras Barkauskas. Aš jo anksčiau nežinojau ir nepagalvojau apie tai. Man atrodė, kad pusiausvyros laikymas, pusiausvyros dalykai, tai yra nuo tos, čia yra ta vidinė ausis ir tas vestibuliarinis aparatas.
Bet daktaras Braskauskas man atvėrė Ameriką, kontinentą naują, kad diafragma irgi pas mus ir ko gero netgi labiausiai pas mus atsakinga už pusiausvyrą. Tie kažkokie pusiausvyros problemos, kažkokie svyravimai gali būti dėl to. Nėra galimybių šiandien išsiplėsti, bet pasižiūrėkit, gali būti, kad praktika pagerins jūsų būklę. Daug ką pagerins, bet gali būti, kad ir šitos dalykus pagerins. Nu ir tuos dabar šitų klausimai vis dar eina. Ir paskutinis. Kuo ypatingas gyvenimas kūrėjui nuo 60 metų? Čia yra toksai, tas 60 metų, čia toks yra, žinoma, toksai ezoterinis dalykas. Tu apeini vieną gyvenimo ratą, tokį ezoterinį, tu pradedi naują ratą. Bet šiaip aš, man atrodo, pažiūrėk į meistrą Džinboką. Kaip jis sulaukė 60 metų, yra labai sveikas. Jis labai jaunai atrodo, veidas be raukšlių. Jis tikrai jaunatviškas. Tai tuo ir yra šitas gyvenimas ypatingas, kad ir po 60 metų gyvenimas sukuksando. Ne Korėjai. Korėjai ten yra visko. Korėjiečiai, Džinbokas labai liūdi, korėjiečiai yra alkoholio geria per daug. Yra problema. Persidirba jie, persitempia, streso ten labai daug. Bet aš sakyčiau, ne gyvenimas Korėjui, bet gyvenimas sukuksando ir po 60 metų gali būti labai laimingas. Kada tu prabundi ir nieko tau neskauda. Neskauda nugaros. Tu eini gatve ir skrendi, galima sakyti. Esi lengvas, lankstus, žvalus. Čia ne reklaminis klipas. Aš čia pasakoju apie save. Gal ne kiekvieną dieną toks skrendu, bet iš tikrųjų šitą aš manau kiekvienas gali pasiekti, jeigu jis turi valios, atkaklumo praktikuoti. Man atrodo, kad mūsų laikas jau baigėsi, tiek žadėjom bendrauti. Aš iš tikrųjų labai dėkingas, kad jūs taip susidomėjot šituo mūsų pokalbiu. Ir tie, kurie buvot prisijungę ypatingai, jums dėkoju, labai vertinu. Jau perdaviau nuo jūsų visų avansų sveikinimą mūsų mokytojui. Rytoj dar kartą, dar parašysim, kur nors Facebook'e, jisai labai skaito tos jūsų sveikinimus. O tie, kurie gausit įrašą, irgi visus juos sveikinu. Ir dabar atsisveikinu, linkiu gražaus pavasario.